Prisėskite. Taigi keliaukime drauge į tuos laikus, apie kuriuose mes girdime šiandien kalbant Evangeliją, kai Jėzus stebi žmonės atėjusius į šventyklą paaukoti viešpačiui Dievui už gyvenimą patirtas malonės. Tai buvo įprasta, kad sinagogose, šventykloje šalia buvo prekeivių, kurie prekiaudavo įvairiais gyvūnais, kuriuos žmonės įsigydavo ir aukodavo kaip atnašą Dievui. Taip pat buvo ir aukų skrynia, į kurią buvo metami pinigai, skirti ar tai šventyklos, ar tai sinagogos, ar tų pačių kunigų išlaikymą. Žiūrėdami šiuos laikus, mes taip pat galime pamatyti žmonės neretai užsukančius į bažnyčią ir aukojančius į aukų dėžutes, nesenai buvo mirusiųjų minėjimas, ar ne? Žmonės prisiminę šventą pareigą atėjo, aukojo aukas šventoms mišioms už mirusiuosius. Kiti jungiasi savo aukomis seminarijų išlaikymui. Dar treti aukojo, kaip ir jūs, kiekvieną sekmadienį aukojate naujos bažnyčios statybai. Bet šiandieną Jėzus mums pakviečia pamastyti apie kitokią auką. Auką, kuri yra nekiekybinė. Ir to pavyzdys mums yra mūsų Evangelijoje sutinkama našlė. Našlė priklausanti pačiam žemiausiam socialiniam sluoksniui, kuri neturi nei savo užtarėjo, nei galinčio apginti, kurios pragyvenimo šaltinis vargu nuspėjamas, nes ji turi pati save išlaikyti, ji neturi vyro. Bet ji atneša 2 pinigėlius, tai yra skatiką, ir įmeta. Jos auka Jėzui yra nuoširdžiausia. Kodėl? Atsakymas paprastas. Nes ji pasidalyja tuo, kas yra brangiausia. Taip, tuo, nuo ko priklauso turbūt jos rytojus. Tuo, ką jinai turėjo sukaupusi ir atiduoda viešpačiui. Kaip padėką, galbūt ir kaip pareigą, bet tai jį daro atvira širdimi. Ir šiandieną, kuomet mes va čia esame susirinkę, girdėdami ir klausydamėsi šių Evangelijos žodžių, mes galime sakyti, kad šiandieną ir mes atnešėme savo skatiką viešpačiui. Tik jis yra nematerialinė išraiška. O ar žinot, koks yra mūsų skatikas Dievui? Tai yra mūsų laikas. Šis pusvalandis, ši valandėlė, kurią atėjome mes atiduoti Dievui, pabūti jo artumoje. Čia yra didžiausia mūsų auka. Tai yra malda, kurioje mes taip, ne vien tik tai pateikiam savo prašymus už mirusiuosius, už gyvuosius, už savo šeimas, bet atėjome Dievui atiduoti tai, ko per savaitę nesuspėjome. Ryte paprašyti palaimos, vakare padėkoti už prabėgusią dieną, arba kaip sutuoktiniai tiesiog pasimelsti vienas už kitą, ar vaikai padėkoti už
parašytus diktantus, ar ne? Studentai už egzaminus. Netgi šie patarnautojai, kurie galėjo praleisti šį laiką, tarkim, žaisdami kokį kompiuterinį žaidimą, daug įdomesnį, negu būti su viešpačiu ir patarnauti mišioms, jie to nežinodami atnešė kaip auką Dievui. Todėl, kad jiems nėra svetimas Dievo kvietimas jų širdyje į bičiulystę ir bendrystę vienas su kitu ir su pačiu viešpačiu. Taigi šiandieną norėtųsi, kuomet mes meldžiamės už bendruomenę, už visas joje veikiančias institucijas, kviesti drauge pamastyti, ar mano indėlis šioje parapijoje, šioje gyvoje Dievo bažnyčioje gali būti daugiau negu 2 skatikai, tai yra negu mano laikas. Ar jis gali būti transformuojamas tik į buvimą su viešpačiu liturgijoje? Ar aš galiu? Ir ar aš noriu? Ir ar aš rasiu laiko prisidėti daugiau? Žvelgdamas į tai, kiek aš iš viešpaties patyriau, kiek jis man suteikė savo malonės. Ar aš norėsiu jungtis į karito veiklą, eiti pas vargstančius? Ar aš norėsiu jungtis į gyvojo rožinio ar Marijos legioną, kurie savo laiką aukoja melsdamiesi už visą parapiją, už jos geradarius statytojus ir už tuos sergančius ligonius, kuriuos jie lanko, su kuriais yra tiek maldoje, tiek rūpestyje jais? Ar aš galiu savo laisvą laiką aukoti, kaip ir šis jaunimas, susiburdamas tam, kad mūsų Eucharistija papuoštų sakraliu giedojimu? Ar aš esu sutikęs jau Jėzų? Ar aš esu patyręs iš jo tą bičiulystę, kurią jis man dovanoja? Jei taip, tada šiandieną klauskime savęs, kas kartais trukdo nerasti laiko pačiam artimiausiam bičiuliui? Kas trukdo būti su juo ir atnešti jam auką, tai yra savo laiką, kurį dažniausiai laikome kaip savo nuosavybę? Ir jei tai yra sunku, todėl kad sunku išgirsti jo kvietimą, tai drauge patikėkime visą tai bendruomenės maldoje, melsdamiesi vienas už kitą. Melsdamiesi už, kaip šeimose, už savo antrąją pusę, kuris ir yra Kristaus atvaizdas mums. Ir kartu kvietimas pirmiausia tą bendrystę dalintis savo šeimoje ir tą išgyventi parapijoje. Brangieji, tiesiog dėkodamas jums už jūsų uolumą, kiek teko girdėti bažnyčios statyboje ir veikloje, aš šiandieną džiaugiuosi, kad daugelis iš jūsų, pradedant nuo Vaidos, ar ne, nuo viso chorelio, kiek aš pažįstu nuo patarnautojų, kad jūs esate tie, kurie dalinate savo laiku pirmiausia su klebonu, kad jūs jį palaikote, kad uolumas dėl šitų Dievo namų jo vieno negraužia, bet kirbina ir jūsų širdis. Ir melsdamasis už jūs ir linkėdamas jums tik tai gero ir Dievo malonės, kviečiu ir toliau tą savo laiką dalinkitės. Dalinkitės vienas su kitu ir palaikykite vienas kitą tiesiog šitame bendrame reikale. Dievo namų statyboje. Ne bažnyčios kaip pastato, bet
kaip gyvos bendruomenės, kaip gyvos šeimos, kurioje jūs dalinatės ir rūpesčiais. Ir svarbiausia, meldžiatės. Meldžiatės vienas už kitą, kaip darome šį vakarą. Tad ir kviečiu melstis. Prieš tai išpažinus mūsų tikėjimą.